atvykom pas mano draugą iš žūklės prekės pas Richardą parduotuvę. Pasisveikinkite su Richardu. Tai va, kas būsit Šilutėj, važiuosit į Pamario kraštą žvejoti, būtinai, ko jum reikia, būtinai užsukite į žūklės prekės pas Richardą, Tilžė 23-7 į parduotuvę. Ateisit prie žmogaus. Ką pasakyti turi žmonės? Nuo Valdemaro ir jums padarys nuolaidą. Tai va, chebra. Žinokit, matysit viską, kiekvieną sykį ir adresą jo, ir kontaktus, norėsit, susisieksit, kas jūs domina su juo asmeniškai. O užsukę visą laiką paminėkit nuo Valdemaro ir jums pritaikys nuolaidą. Skelbiam konkursą. Vyks konkursas iki rugpjūčio 26 dienos. 26 dieną mes rinksime burtų keliu, ištrauksime laimingai ir laimingą susisieksim, susirašysim kontaktus ir viską ir jam išsiųsim. Ar tai įteiksim, ar tai, nežinau, jeigu arti tai įteiksim, jeigu toli tai išsiųsim, kad ir į užsienį, aš manau, ar ne, tikrai mes išsiųsim. Be problemų, tai va, jums ką reikia padaryti? Rašykit komentaruose, kiek kartų aš pasakiau, kad tu neužfiksavai mano lydekos, nenufilmavai. Tai laukia 5 maišeliai pašarų ir 1 buteliukas aromos. Būtinai suskraibinkit kanalą Valdemarą Žvejo žvilgsnis, YouTube kanalą, ir pasiekite TikTok'e Valdemaras Žvejo žvilgsnis. Ir dar pasidalinti šiuo video ant savo, nežinau, kur tik tai nori. TikTok'e, YouTube'ai, nežinau, YouTube'ai galim dalintis ar ne, bet Facebook'e galbūt ar ne. Teisingas atsakymas lems jums šią dovaną. O dovana yra vertinga. Tikrai vertinga. Iki. Nu ką, važiuojam su žmonike. Kur, spėkit? O važiuojam lydekų gaudyti. Nežinau, kaip čia bus, kaip kas ką, oras apsiniaukęs. Bet nešalta, ką? Ne, šalta nėra, bet tikrai nešalta. Lietinga bus šiandien. Bet važiuojam, išmėginsim ir paviršutinius masalus, išmėginsim ir gumas, ir blizgutės. Nu, pažiūrėsim, ką sugaudysim. Aišku, nuo kranto važiuojam šiandien. Nevažiuojam mes su valtim, bet nuo kranto, nes šiandien norėjom su valtim. Jo, norėjom daug su valtim, bet važiuot su valtim žvejot, bet gavosi kaip gavosi. Važiuosim nuo kranto, pasimėtysim, kad galėtume pasislėpti nuo lietaus. Tai va. Yra lietpalčiai, yra guminiai. Taip. Šalta tikrai nėra, va, stoviu su megztinuku, tikrai nėra šalta, tai aš manau, kad bus gerai. Jo, tikiuosi, kad bus viskas gerai. Tai žiūrėsim, ką sugaudysim. Varom. Ir viską parodysim. Varom. Nu jo, realis šiandieną ne kažką. Ruošiamės. Aš su lietpalčiu, va taip atvaikščiosiu ir filmuosiu. O žvejosime lydekais. Taip pat, nu ką, chebra, ruošime. Ruošime meškerytę. Kažkieno skėtį pasiskolinau, kas pas mumis paliko jį. Bandysim lydekų, oras tai lydekinis. Pabandysim porą vietų petą pravažiuoti. Jeigu nieko gero, tai mes tada pulsim į kitą vietą. Bandyti į upę, bandyti gal ant mikromasalų pagausim karšių. Tai va. Aišku, dabar. Nu ką, pradėsim nuo vestino standarto. Geltono taigerio. Geltono taigeriuko bandysim. Vestinas. Paskiau bandysim
paviršutinius, paskiau masalus. Pažiūrėsit, kas veikia, nes aišku dabar toks oras žuvis spaudžia į apačią. Į Tai dugną. ir dabar nežinau, bus matyti. Bandysim nuo standartinių masalų, o paskiau žiūrėsim pagal aplinkybės ir pagal viską, ką sugaudysim. Kur žuvis reaguos geriau. O kalbam iškart ir užkips. Aš čia pamenu, pirmą kartą mėčiau, ane? Bet tada buvo labai šalta. Ruduo buvo. Prisispaudus. Jo. Kibo, užmes dar. Kibo. Čia labai gera dėka kibo. Pagausime. Negavo. Gerulė. Nespėjau nufilmuot, gaila. Nes kivimas tai buvo. Paskiau įsidėlėt reikia tą vietą. Supratau, kiek yra vietos. Tai palauk, pamėtyk čia, gal dar kits. Nekit, jeigu neįbūkė užsiganda reikia. Čia, į aną pusę mes. Kur? Į aną pusę mes. Čia taip greitai reikia? Čia sekundė būtų. Nedėlės panėlė. Taip, masaliuką. Kaip čia jos atsegi parodyk? Ai, čia toksai paprastas užtai, ne? Jo, paprastas užsegimas. Nieko čia sudėtingo. Nieko čia sudėtingo. Dėsim šitą, bandysim. Paskiau dėsim geltus. Bandysim provokuoti su šitu. Šiandieną kelioninė žvejyba. Vieną ataką turėjau. Opa, turiu. Yes! Turi? O, kokia didelė. Super. Eik, tu važiuoju, žiūrėk, kokia didelė. Pabėgo, žiūrėk, pabėgo. Nedidelė?
ten 5. Bet taip gerai vartėsi, ką? Bet čiupo gražiai darbės, tai jinai čiupo. Gal vėl čiups? Šitas veikia, ar ne, masaliukas? Taip, šitą lydeką paleidęs atgal, tai Bet būtum vis tiek ištraukęs. tai jau yra gerai. Jau yra gerai. Du kibimai. 2 kibimai per pusvalandį, ne? Pusvalandį gal nepraėjo. Nu, nei pusvalandžio nepraėjo, lydekos kimba tobulai. Oras leidžia. Oras leidžia, tai lydekingas labai oras yra. Ne? Maža, nedidelė lydeka. Nedidelė lydeka. Nu va, nustojo lyti. Vėjas tik pakilęs labai didelis yra. Trečias kibimas buvo. Muša labai stipriai. Ką muša? Gumą muša, ta prasme. Tai kabina žoriai, žinai, kad apžydė. A, ties. Aha. Mhm. Dėl to ir yra daugiau schodų. Ir taip nelabai gobšiai. Muša daugiau negu ima į duris. Tiesiog atmuša tą ar ne, bet nenori valgyti. Ne, valgyti nori, aišku, oras sukils, jau toks oras, tai nieko keista, bet būna po pirmo lydeka kartais pradeda atakuoti, mušti, bet neima iš pradžių taip mušinėje. Jeigu spėjai kirsti, dabar tai vėjukas yra gerai, jautrus, labai spinigas, aštrus, tai jaučiasi iš karto kiekvienas prisilietimas. Mm. Bet o brangioji pradės mėtyt. Biški pamėsit. Nu gerai, trauk. Nu taip greitai nereikia vyniuot. Per didelis čia lankelis. Nu, mažiau. Per dešinėk linkiu. Palauk. Prisiviniok. Nėra per didelių lankelių. Atsilenkė lankelį. Jo, Žiūrėk, kur meti. O, labai gerai. Nu, kam tu trauk? Valdyk. O dabar trauk. Lėčiau ir aukščiau spiningą laikyk. Ir nebijok arčiau kranto prieiti. Nu tai faktas, dabar jau žolės. Neįkris. palauk, čia aš moku. Palauk, gerai, čia palauk. Pablemba! Taip mokai užbėgti. Bet mes ne su tokia meškeriojom. Tokio pačio tipo meškerė ir taip toliau. O? Gerai, išeis čia. Nu, Apie jį reikia kėlti. mažiau. Reikia žvejoti, neverklenti. Nu. Nu. Dabar žolių. O, ir suk meškerę ir taip. Suk greičiau, čiut greičiau.
Nuo kranto, prie kranto taip. Negaliu, žvejok tu. Ir prisisuk biški valat. Nu, žolės reikia apsivalyti. Laikyk. Nu, tai jau pridirbau velnių. Nu tai va, titempi, nu. Bet fainai, man patiko jau. Man patiko jau, visai nieko, žinok, žvejyba. Jau man patiko, vėl pradėjo lyti. Iš pradžių. Stengiasi stebėti. Ir Aš nematau tos žuvies. tai tau žuvies nereikia stebėti, kur turi praeiti daugmaž. Kur turi daugmaž praeiti. O, kaip tu taip greitai sugebi, vat. Išmeti, užlenki lankelį, kol aš užlenkiu lankelį, jinai nusileidžia į dugną. Nu tai vat neišeina. Nemoku. Kada man duosi pažvejot? Imk. Duosi? Nu, imk, nu, duok. Kur jinai yra? Partrauki, kur trauki, ten ir yra. Jos yra, žinai, baikščios, nes aš filmuoju. Nu. Jos gėdinasi prieš kamerą. Nu. Stiliagos. Gražuolės. Nu. Pakeitėm va masaliuką. Dar keisim. Dar keisim? Patinka man. Tas spalvys šiandien. Gal tokį tamsesnį bandyti? Reikia ir čia masalus bandyti, ne? Viską reikia bandyti. Taip. Viską bandai. Yra tos, bet yra standartinės spalvos, bet kartai šauna, daugiau reaguoja į tokias spalvas. O, va, turiu. Nu, užfilmavau. Nu, kadras bus, žiūrėk. Pabėgo? Yra? Nu, kadras bus. Žiūrėk, kokia nebloga visai, girdi. Sakau. Pabėgo. Gerai. Pabėgo. Būtume paleidę ir taip. Būtumėm ir taip paleidę, ne? tą būtume tikrai paleidę. Mažykė buvo. Taip, mažykė. Bet tai kokios jos plėšrios, ką? 55. 55. Jo. Tai vat, kaip sakau, neįtikėtinose vietose jos čiumpa. Tai kad neskaitykim, kad mes praeinam ir sakom, kad nėra lydeko. Jų yra, tik tai kaip tu ją mokėsi ištraukti, arba jinai reaguos, arba nereaguos ir viskas. Nu, va šita sureagavo ir... Bet kaip įdomiai, kiekviena ant kito masalo vis užkimba, ką? Nu, bet va 4 kibimai po... Jau 4 kibimai? 4 kibimai... Supranti, ne visas eina išprovokuoti. Ne visas eina išprovokuoti, ne visas nori būti išprovokuojamas. Bet šitą va išsiprovokavo. Išsiprovokavo. Kai gerulė. Kaip nuimti ją? O, kokia graži lydekaitė. Kai jau daužosi. Jei, lydekaitę turim. Nebloga, ką? Jo, šitą gerai. Gerulė, šitą pasimsi mane? O, kokia gražuolė. Pamatuosim, jeigu jinai... Tuoj, palauk, aš tą nufotkinsiu, palauk. Parodyk man vidų. Vidų parodyk. Palauk, neužlipk ant spinigo man. Nelipu ant spinigo. Aš kai matau. O, lydekos vidus atrodo. Galima prašyti.
Persmeigė gumą. Persmeigė gumą, ne? O tu žnyplučių neturi? Padėjęs aš jau. Čia dabar tau išimti ją. Išimti. Ai, ten tavo pirštas viduje, aš galvoju, kad čia jos liežuvis. Tai pamatuosim, jeigu jinai išneša, tai tą lydeką pasimsim savo. Savo lydeką pasimsim, jeigu jinai išneša. Nu, išneša? 58. Nu, pasimsim šitą. Tam 8 nuo kelių galim imti? Nuo 50 galima imti, bet aš neimu. Nu, Tam bet 8 normali. šį kartą pasimsim, nes turėsim svečių. Ir savo lydekaitę, porą lydekaičių pasimsim. Jei. Uždėsiu Dabar į dabar varlytę imsim? Jo, uždėsim varlytę. O, gerai, aš norėjau su varlytėm pažvejoti. Dabar tik tai nežinau, raudoną imti su geltonu. Raudona. Imsim su varlytė. Aš tau parodysiu metimą. Gerai. Strategiją, ką reikia daryti. Aha, Ir ne kitaip gausi daryti. gerai. Jeigu man iš vis išeis. Ir kada ima lydeka, Aha, jauti tempimą, turi kirsti, Aha. stipriai kirsti. okei. Nu va, vieną lydekaitę turim. Dabar tenka man pagauti vieną lydekaitę. Tokią normalią, kaip va šitą. Tam 8 cemų. Galėsim namo važiuoti, ne? Ne, o kodėl? Kodėl dar žvejyba tęsiasi? Žinau. Taigi viską galima pagavai paleisk, naudoti. Tai faktas, tai. Nėra problemų. Žiūrėk, tau rodau, kaip daryti varlytę. Aha. Matau varlytę. Ai, čia su ją tampi taip daugiau, ne? Oi, žiūrėk, jinai neskęsta. O, labai gerai. Vat aš ją dabar matau. Ja matau. Super. O šitaip, jo, vat su šito noriu žvejoti. Nes Lengvai. to žuvytės aš nematau. Lengvai, Gerai. nereikia taip tapyti stipriai. Nu, invarlytė turi šokinėti, supratau. Supratau. Per greitai. Nu, stipriau. Čiučiut. O taip va tokia. Atsimeni, kaip varlė šokinėja. Tai va taip ir irgi daryk, Saulė. Grinai, bet va turėjau ant varlės gerą kibimą. Chebrytė, bet lydeka prašoko. Mum. 6 kibimas. Kimba gerai lydekos. Tikrai aktyvios ir graži lydeka kibo. Tikrai graži. Buvo fantastika. O kam tu uždarai lankelį? Tu man gali paaiškinti, kodėl uždarai. Ir va, su spinigu matai, va, tau nereikia sustabarėti. Tau reikia pravesti. Nori jų tų varlių, tik tai paprasčiausiai reikia pravesti. Tu užmeti į Nu, pusę. tok pabandysiu aš. Su varle visai nekimba. Visiškai nekimba žuvis. Absoliučiai nekimba. Ir aš esu labai pikta. Nes nekimba žuvis su varle, va, su O šita. man kibo. Varle nekibo tau. Ten vaiduoklis buvo, nekibo Ai, tau. nu, niekas. du kartai vaiduoklį. Nekibo tau. Dabar su žuvytė pamatysi, paimsi, pagausi. Nu, gerai. Nu, mano Saulė irgi žvejoja, praktikuojasi. Aišku, pirmos žvejybos tai nėra stebuklingas dalykas, bet aš noriu, kai jinai įprastų mėtymo būdą, stabdymo būdą ir taip toliau.
pagrindus gali parodyti, bet jos rankų irgi negaliu aš valdyti, jinai turi pati suvokti, kaip pakelti masalą ir taip toliau, aš ją aiškinu. Bet visas valdymas nuo jos priklauso, kaip jinai suvaldys tą visą masalą. Tai vat. Ir kaip matys jau žvejybą. Tai vat bandom, nieko mėto jinai. Mėto bando treniruojamas. Tai vat. Žiūrėsim, nu ką. Mėto gaudo pradžiai yra, bet tai viskas ateina su praktika, su visko susigaudys jinai pati. Aišku, sunku, bandai įaiškinti kai ko, bet jinai turi pati išrasti savo. Išeina viskas, neverkiam ir viskas bus gerai. Viskas yra gerai. Praktika ir dar kartą praktika. Teks ant kitos pinigėlio man pirkti ritę naują ir aš jai duosiu tokį lengvą pinigėlį, kad jai būtų patogiau mėtyti. Tai pradžiai turiu vieną pinigėlį 3-metrinį jai, o paskiau žiūrėsim, pirksim jai kitą 3-metrinį spinigą, kad jinai galėtų, kaip sakant, mėtyt, traukti. Tai va, daug dievą, kad jai sukiptų. Norėčiau, kai jinai pagautų nors pirmą lydeką, užsikabintų. Šiandien ant varlyčių turėjom 3 kibimus, o neturėjom ant varlyčių. 3 kibimus ant varlyčių ir 4 kibimus ant gumų. Tai va. 4, 7 kibimus saulelę turėjom. Tai va, nu nieko, treniruojasi, viskas gerai, viskas ateis, sakau, su pagrindu jinai pripras, reikia jai priprasti ir kad, kaip sakant, pati atrastų spinigavimo būdą ir kaip jai, kad pradėtų jausti masalą ir taip toliau, tai pradmenis yra, viskas tvarkoj, jau jinai susigaudo, aišku, dar kartai susipina, bet viskas yra gerai, viskas yra super. Viskas yra duper. Tai va. Nieko, žvejojam, žiūrėsim toliau. Nesakyk, kad būsi neįrašęs. Nu va, brangioji, turėjo kibimą. Turėjo ir neužfiksavom. Žiauru. Nu, žiauru. Neužfiksavom, bet smagu, jinai pirmą kibimą turėjo, pirmą lydeką. Tai jau yra gerai, jau ją motyvuoja ta žvejyba. Tai čia yra gerai. Ateik čia, paeik, nemėtik toj pačioj vietoj, nes nebepagausi mažiau. Niekada nebesitaikyk tos pačios lydekų. Ieško kitos. Ta jau kablį gavosi viskas. Nu va, chebrytė, dar vienas toks, nu, legalas kaip jis ir viskas tvarkojam, bet jį paleidžiam mes į laisvę, pagavom. Toks gražuolis lydekiukas. Vienas čiupo, bet ten sunkokai, dabar pradėjo dieną kibti labai, žiauriai sunkiai. Bet vat, vieną pagavau. Dar. Mano brangiai dabar kol kas niekas nesiseka, kol kas nieko nepagauna brangioje. Bet vat, aš pagavau. Tai va, nu ką, chebra, paleidžiamės tą lydekutį. Viskas. Dingo. Tai va, dingo lydekiukas. Nu va, vieną nors dar ištraukiam. Bet silpnokai. Nedidelė mažiau. 50 kažkur centimetrų. Nei vieno. Saulelė pareina. Nesinervuok. Viskas gerai, saulė. Prie mašinos yra, važiuosim į kitą vietą. Aš nenoriu važiuotų karšių gaudė, aš noriu lydeko.
Važiuojam į kitą vietą. Nenoriu, aš noriu lydekų. Važiuojam į kitą vietą. Nenoriu. Lydekų. Lydekų? Taip, važiuojam į kitą vietą. Nu, kas čia dabar daro? Aš noriu lydekų, viskas. Važiuojam į kitą vietą lydekų gaunam. Visą dieną vaikščiau kaip durnė, girdai tu tik tai trauki tas lydekos, o aš ką? Va, su varlė ir niekas nekimba. Pagausiu. Šūdas ta varlė, blem. Nešu. Ai, vieną posnę, aš įkirtau vieną. Bet tu nenufilmavai? Aš sakiau, kad vieną įkirto. Dabar ką man parodyt, liaudžiai? Parodysi dar savo. Nu, biški pakeitėm žvejybos vietą. Pakeitėm kitą lokacijos vietelę. Tenai sulaukėm 9 kibimus. 9? Ar 8 ar 9 dabar? Man atrodo 8. 8 kibimus, jo. 8. 8 kibimai. 4 pasikirto, 2 ištraukti, ne? Jo. Tai va. Ant paviršutinių masalų buvo 3 kibimai, bet nepaėmė nieko. Nepaėmė žuveliokai. Tai va, aš žvejosiu nuo tiltuko. Aš žvejosiu va čia va nuo tiltuko. Yra paruošta meškerėlė. Eisiu bandyti, aišku, ne tą spinigėlį pasiėmęs esu, bet... O Valdemaras eis tenais. Pasivaikščioti. Pasivaikščioti. Aš jau nebeturiu jėgų vaikščioti. Nu, ir bandysim. O ko tu čia žvejoji, eik vaikščiok? Gerai. Eisiu toj. Čia mano vieta, jeigu aš pagausiu, tai aš čia pagausiu, ne tu. Bet vėl nežinau, ar aš čia pagausiu. Viską galima sugaudyti. Čia būna, kad pakimba? Jo, čia būna? Čia esu gerai sugaudyti. Ne? Ai, tu čia su kom žvejoji? Su mepsiuku. Ai, su mepsiuku? Su mepsiukais noriu, bet aišku, ne tas pagalys pas manęs, kad čia su tais mepsiukais taip lengvai pažvejot. Bet labai jau. Nu, ačiū Dievui, kad nevelyja jau. Jau dabar išsigėdrijo visur. Oras puikus. Būtume geriau gal važiavę su valtim, bet... Bet nu ką, lyjo, pusę dienos realiai, iki 12 lyjo. Jo, labai stipriai. Viešai pasiskelbiu, kad mane vyras nori. Tai visą dieną praspiningavom, dabar jis užsimanė velkiauti, kur aš jau rankos nebejaučiu. Nu, žodžiu. Velkiausim kitą dieną. Ai, kitą dieną velkiausim? A, tai ne šiandien? Ne. A, aš galvoju, ko šiandien. Važiuojam iki Nemuno. Tai iki Skirvytė. Nieko gero čia šiandien. Kaip tai nieko gero, lydeką tai turim pasiimti. Jo, nu, pagavom, aišku, Mūsų tikslas buvo lydekos. Nu, bet vieną kibimą čia turėjai. Nu, turėjau, bet aš jo neištraukiau. Nu, tai labai gaila, kad aš jo neištraukiau. Nieko baisaus, nu, aš norėjau ištraukti. Aš norėjau ištraukti. Kiekvienas žvejys pagauna savo žuvį. Jau karšių pritraukiau, karpį ištraukiau. Ką aš dar esu ištraukiusi? Raudžių plakių ištraukiau, norėjau lydekos. Užkabinau, gera tokia, susivirtė man prie kranto. Ir pasileido. Nu, ir tu dar nenufilmavai. Aš už tai tave griaučiu šiandien visą dieną, žinau. Tu mokinkis filmuoti. Nu, netyčia, nusispaudžiau. Nu, atrodo, nuspaudžiau, viskas tvarkoja. O mano telefonas buvo išsijungęs, įsikrovęs. Tai va. Nieko, važiuojam. Ir čia yra gulbės. Ir čia yra tų gulbių. O, kaip lesa ikrus. Ir antytė yra. Nu, šiandien visai kita žvejyba išmėginta. Ir spiningavom, ir su varlytėm. Žodžiu, ir dabar paternosteris, nu, įdomiai. O, koks laiviukas plaukia. Švenčia matomai gimtadienį kokį, ar kažką tai. Ten vaikų yra. Smagiai. Nu, va, mes grįžom namo iš pažvejybos.
Vakarinio kaip ir nieko nebuvo. Bandėm dar, buvom užsukę į Rusnę, į Skirvytę. Taip, Skirvytėj pasižaidėm ir viso, ir nieko gero. Nu, bet su lydekom, rytinis tikrai geras kibimas buvo iki 12, tai kibo tikrai neblogai. Aišku, mes turėjom išvažiuoti dar anksčiau, bet, išvažiavom vėliau, bet sulaukėm bendrai 9 kibimus, mes suskaičiavom. Aišku, ne visus užfiksavom jos, bet neužfiksuosi visus. Aišku, pramazinau, neužfiksavom mano brangiausios kibimo. Taip. Štai aš jėdu visą dieną. Visą dieną jėda, bet nieko, viskas gerai. Praleidom žvejyboje laiką. Aš pavargau belenkai. Tikrai. Skauda nugarą, ranką, kojos. Patys pamatėt. Ir, aš šiandien žvejybą užskaitau rytinę, užskaitau tikrai super kibimų. Ne, tai 2 lydekos ištrauktos. Jo, 2 ištrauktos lydekos, 2 prie kranto atsipurtę, bet taip pat būtume mes jas paleidę. Tai vėl vieną tik tai lydeką savo pasiėmėm pasikepti. Pasikepti paskanumauto, taip, tai mes visas lydekas stengiamės paleisti, viskas, tegu auga, tegu dauginasi, tegu didėja populiacija, nes ne taip tų žvėjų. Tų mažyčių nėra net ko imti jos, ne, ką ten valgyti? Aš kaip sakau, ten 50-55 reikia jas paleisti, mano atžvilgiu jas reikia paleisti, nes jos yra tokios produktyvios lydekos, tai tegu auga, tegu dauginasi ir su tą lazdą laikyk. Man sunku labai. Tai vat, ką. Tai ką, iki pasimatymo? Jo, pamatėt, kokia kokia aš piktavau dėl lydekų. O labiausiai pikta, kad jis neužfiksavo mano. Ne, biški užfiksavai. Galiuką. Galiuką, bet, aš kaip galvojau, kad turėjau, paspaudžiau filmuoti, viskas tvarkoja. Jisai filmavo jau. Jo, filmavau ir netyčia nuspaudžiau pauzę. Sustabdyti, taip. Sustabdžiau. Ką padarys? Visko būna. Gerai. Jo, Mėlėjai, iki. Susimatysim iki sekančių kartų. Iki, draugai, iki. Iki.